nedidelė serija keramikos darbų rodoma šiuo metu galerijoje, vėlgi kaip ir pats savo galvoju, kad pristatau save ne kaip keramiką, bet vėlgi kaip tapytoja, tiesiog skirtinga forma tapanti glazūromis ant akmens masės, šamoto. Tai iš dalies tai taip yra keramikos kūriniai, bet visgi aš juos žiūriu ir kartu eksponuoju čia parodoje lygiaverčiai tapybai. Šis, aišku, pats man pačiam atradimas buvo prieš 5 metų prie to prisilietus, kad jeigu tapybos kūrinį pabaigi pats paskutiniu savo potėpiu, ar parašą dėdamas, ar, kaip sakau, paskutinis potėpis, kuris sutvarko viską arba ir palieki kūrinį gyventi toliau, tai keramikoje tarsi nori nenori rezultatą pamatai, kaip ir žiūrovas atėjęs į parodų salę, pabaigą atidarius krosnį, pečių ir sakykime, karštis ugnis yra pateikęs tau siurprizų, su kuriais kartais gali sutikti, nesutikti, bet tai yra faktas. Tai, sakykime, tas nenuspėjamumas ir netikėtumas yra galbūt mane iš labiausiai viliojančių tokių momentų. Šis kūrinys iš tokios plačios serijos Vandenyne yra gimęs vėlgi iš tokios mūsų asmeninės kelionės. Po pasibaigus Covidui viena iš mūsų pirmoji kelionių su draugais buvo į Zanzibarą į kelionę ir sakykime, daug kas esame ir plaukioje, ir ežere, ir upėje, ir turbūt ir jūroje, ir taip toliau, bet kažkaip toje kelionėje kažkaip iškyla man tas pamatytas vaizdinys apie žmogų jūroje, vandenyne ir apie jo, sakykime, kelionę apskritai gyvenime, kūrybai, politikoje, šeimoje, jo kelionė į tą tarsi horizontą, bet horizontas, aišku, nepasiekiamas, jisai tolsta ir tolsta nuo mūsų. Tai apie to, sakykime, vienišo žmogaus ir didybę visos materijos ir visą ko apimančio. Aišku, kas buvo netikėta man pačiam, kad man pradėjus tą visą seriją, po pusmečio Vajilavičius išplaukė per Atlantą ir dabar atrodo tarsi tas kūrinys tarsi iliustruoja jo tą visą didelę žygdarbį ir tą kelionę, bet, sakykime, tai sutapo labai skirtingai pas jį tokia fizinė kelionė, vėlgi įveikiant patį save. Pas mane vėlgi ta idėja tokia iš kažkur atėjo po visos tos kitose kūriniuose gal tokio chaoso ir dramos ir sūkurių, čia tokia buvo būtent kelionė ramybėje į priekį ir jeigu dažnai tapybos kūriniuose su paveikslu turime bendrauti, nes jisai savo vaizdais, personažais, akimis su mumis komunikuoja, tai šito vandenyno istorijoje vis tik tai mes matom visą veiksmą iš nugaros ir tarsi mes kartu keliaujame tuo laivu ar su tuo personažu į priekį. Bet čia vienas iš tų tokių darbų, kuriame personažas figūrėlė stovi, nesėdi, tai jis toks, sakykime, turi ir čia veikėja viršuje, vos ne sirena, tai čia toks, kaip sako, dar pasismaginimui siužetas.